Maironis, žinoma, man lokacija yra maloniausia. Pamenu, žvejojau kažkada ant baseino, kai dar buvo leidžiama su krikšto tėvu senais laikais. Esu Julius, darbuojuos elektros renginių priežiūros komandoje. Kiekvieną dieną vis su naujais planiniais darbais, kad elektrinė dirbtų sklandžiai, patikimai, užtikrintai. Kiek prisimenu, tai kaip į pirmą klasę realiai. Viskas įdomu, viskas domina, kolegos, žinoma, šalia būna, draugai patapė per tiek laiko. Tai irgi geras ramstis, kai kyla klausimų iš techninės dalies, o iš teorinės tai meistras labai padeda, kai kyla neaiškumo. Atėjus darbuotis, supratau, kad dar reikia mokintis. Nuo pradžios buvo susipažinimas su teritorija, su mums priklausančiais įrenginiais, kuriuos turim prižiūrėti. Buvo susipažinta su darbo specifika, reikalingais kvalifikacijos laipsniais, kad galėčiau dirbti, būti vadovas komandai, atliekant techninės priežiūras. Atėjus čia jau reikia išsilaikyti aukštos kvalifikacijos elektros saugos teisės ir daugiau visokiausių teisių, kad galėtum dirbti prie tam tikrų įrenginių. Daug įrenginių, daug specifikos, instrukcijų, kurios reikia laikytis. Mes turim suplanuotą visą mėnesį į priekį darbų eigą. Darbų yra gan daug, mes bandome kuo efektyviau juos atlikti, tad kiekviena diena būna skirtinga. Mes vieną dieną einame prie transformatoriaus, kitą dieną einame prie jungtuvo, techninė priežiūra, apžiūra, atsuktuvų renginys ir multimetras. Tas darbas kaip buvo hobis realiai, tai man patinka remontuoti, taisyti, tvarkyti techniką, viskas nauja, viskas įdomu, mane tas varo. Aplinka patinka ir sąlygos patinka ir galimybės, žinoma, kuo toliau siekti, kolektyvas patinka. Dabar yra daug naujų projektų, naujų energijos kaupiklių projektas, kiek girdėjau, bus vystomas, daromas mūsų Chronio elektrinės lokacijai viduje. Dabar naujas agregatas statomas 5, tai manau būsim labiau naudingesni palaikyti balansą elektros sistemose. Tai prisidėti prie šitų darbų, modernizavimo darbų, tai džiugina ir ne kiekvienas gali to pasigirti.